nori kažko tokio, kas būtų tau įdomu, tai prašyk to druido. Aš nežinau, Kuris- ką. Nu, gal kažką tokio, nu, kad kaip čia tave nustebintų, naują kažką, ko tu dar nežinai. Aš net nežinau, kaip suformuluoti, matai. Mhm. Daug tai, kas man patinka, kaip pasakyti, nesąmonė. Mane, nežinau, kažkaip man smegenys. Kažkokių žinių, kurių reikia man šiandien. Atėjo mintis loterija, bet nesąmonė, aš tokį gal kažkaip tai, Mhm. Aš pradžio apstojau, reikėjo pirkti penktadienį, nenupirkau. Bet irgi su tais pinigais loterija, ar čia daugiau ne su tais demoniniais, žinai. Tai jie tai drąsiai duotų, jau man siūlė seniai. Nu, tai klaus druido, ar galima su šviesiom energijom laimėti pinigų. Ne, materializmas tipo neam priklauso. Viskas, kas su materialiu dalyku. Dvasiniai dalykai. Tas dvasiniai čia žiūrim, ką žinai, kaip ką supranti. Tų niuansų yra irgi. Tas druidas, jis nėra šviesus, jisai nėra tamsus, jisai tą balansą atsilaiko. Jisai gali pasakyti, gali pašykti, jeigu reikia, gali pakent, gali padėti, jisai viską gali, bet jisai neskiria savęs nei ten, nei ten. Supratau. Primena kaip tie šamanai, kurie balansą laiko. Ne juodi, ne balti, o tie, kurie supranta, kad yra tas dualumas ir jie stengiasi išlikti, jie neįvardina nieko kaip blogis, neįvardina nieko kaip gėris, tiesiog tą persvarą maždaug bando atlaikyti. Tai šitas druidas tai panašiai irgi. Už tai man jis ir pasakė, sako, nori gydyt, prašom, žinai. O kai paklausiu, kokią kainą, tai tu parodė. Sakau, kodėl anksčiau nerodė, sako, tu neklausai. Būčiau pradėjęs daryti, būčiau savęs atidavęs ant daug. Bet kadangi neklausi, tai ir negauni. Paklausi, tau pasakys. Jokių problemų nėra. Neišgirdau, ką atidavęs, apie ką. Kai kitą gydai, tai atiduodi savo gyvybę, savo energiją. Tai po to arba tu sirgsi ir kažkas tau bus sutrumpės gyvenimas, arba tavo vaikai, artimieji, dar kažkas. Tai paklausiu loteriją, ar irgi turi kažką atiduoti už tai, kad gauni? Jeigu nori, kad tikrai gauti, jo turi paaukoti. Mainai turi vykti. Tai man jau tą rodė anksčiau, aš tai negarsinau, kai su tavim čia pradėjome apie loterijas, man iš karto prisistatė tie vadinami demonai. Tipo, jeigu nori, gali gauti, kiek nori, ir kaina yra. Tai tos kainos man nevertos. Tai aš atsisakiau, noriu žaisti, žaidžiu, tai jie pastovi man žvengia, kai aš su loterijos kažką su tiem darau, tai pastovi aš tą joką girdžiu. Tipo, žinai, kaip gauti, kodėl čia įsikalinėjai. Tai iš dalies, toks durnystė gaunasi. Viskas, kas materialu, fiziška, liečiama, gaunama, netgi atrodo seksas, tam visokie ten partneriai, viskas vaina per tos vadinamus tamsiuos, taip vadinam. Rimtai. Meilės, tos visokios, o neapykantos, tai viskas kartu eina koja į koją. Tuose, jeigu nori gauti, ne pats, o kad tau padėtų tai gauti, tai drąsiai iš karto gausi. Tai ir tie privarotai vadinami ten, tie visokie, taigi ten atklautai, viskas eina per juos, taigi čia nais. Šviesiai tuo momentu jie tik tai stebi žiūri, tai jie prilaikys, to prasme, jeigu ten jau tam per daug užsižaisi, jeigu ten pagal tavo ten kontraktus, tipo, tu turi dar kažkiek išgyventi ant kažko, tai jie tau padės. Arba vienintelis variantas, jie ant galo tau parodo, kad tu sugebėtum pamatyti tą, kur tu įklimpai, ką tu pridarei, kad sekančią reklamaciją turėtum galimybę iš to biškutį, išlipti, pasimokyti atseit. Tačiau visas jų prisidėjimas. O ką nori gauti, prašom, viską tau duos, bet tik tai tie vadinami demoniukai. Dabar aš juos matau irgi. Duok, sako, ką nori, gausim. Tai duok kokį akmenį, kunigai. Žemė sauja. Jo, sako, duok gerai, nes su tuo akmeniu ateis ir mano energijos kažkiek. Bet atitinkamai, kiek gaus, tiek ir tau duos. Vis tiek tu duodi kažką, tu prisilies prie akmens, savo dalis kažkokia tenais yra. Susikoncentravai, davai, tas vien davimas jau yra, kad tu duodi. Tu duodi, o per tą jie gauna visą laiką trupučiuką dar kažką bando daugiau gauti. Gudrus, jie šiaip labai gudrus.
Nes neleidžia man juos įeiti. Ar pasijungti? Jo, Paprašyk tas jo, kad nori. galingas pasėdė vienas, ant tikrai rimtas, toksai matau, ten jau keli tūkstančiai metų, sako, nu, pagal mūsų skaičiavimus. Demonas? Jo, ir aš bandžiau įeiti, prisilies, kad su juo, nu, jį pajausti iš vidaus, kaip sakant, nu, kaip anksčiau. Nu, jis spiriasi, bet jis matau, kad jisai silpnesnis. Nu, tai bijo gal, kad pasidoros. Bijo, kad aš naikinsiu. Ir bijo viešumo, kad viešai tai bus. Daug jisai, nu, jie gyvena baimė, iš tikrųjų, tai jo, baimė, jo visą jaučiu, visą tokį labai, jisai, už tai jie tai labai puikiai valdė, už tai jie labai greit per baimę ir kitus labai manipuliuoja, nes kitokių jie net nežino. Ir jiem užnisa mano tas pasitikėjimas, kad neturiu baimės, neišeina suvaldyti, jos tai labai gazina, žiauriai gazina. O tai jis yra tavo erdvėj? Kur tu čia yra? Nu, dabar atėjo, kai aš čia apie tai šneku, tai jie pasirodo, tipo, kaip ir pradėjau kalbėti, kad kitas retas kažką pasiūlė, po to apie loteriją, jisai vėl išlindo. Tipo, gali padėti. Aš anksčiau jau mačiau, kai pradėjau apie loterijos domėtis, o tas kaip laimėti, tai jisai ir buvo atėjęs. Nu, pradžio atėjo ne jisai, ten jo ten pavaldinys kažkoks tai, kuris tipo suviliojo, o po to jau ir jisai atėjo. Pagrindinis. Tai jisai susijęs yra su loterijom, mane? Nu, finansai, materializmas, ką nori ten. Plačiai ten pas jos labai plačiai, tipo, rodos man dabar savo galimybės, tai ten daug jisai gali. Bet kaina pas jį visur, ta gyvybė, sveikata, ne tavo, tai kito turi kažką paaukoti visur. Nu. Ar negaila vaiko, ar žmonos kitam gyvenimui? Tai čia jo, čia aukščiausios jau kainos, bet tada jau tenais tu gauni ten labai daug. Nu, taip. Tenais jau šį gyvenimą ten būsi jau ten vajazu, tipo. Ir ten į tą įeina ir įtaka, ir ten žmonės, visą kitą ten. Nu, taip. Bet to pačiu rodo, kad tada jis tą momentais valdys, nes jis norės to mėgautis, jo ten yra įtaka. Ir tavo sielai gausis jau jo prisijungimas. Ir kitos rekenacijas eisis. O tokie paslėpti dalykai, aš visur knisos lendu. Net nežinai, kas bus ten kitam gyvenime. Jis tą kanopą ant tos sutarčių deda, tipo, vis tiek nenori, kam tu nežiūri, sako. Nu, man tie Nu, tai ar per jį, ar per kitur vis tiek pamatysim. Nu, tai žmogų gali pasimti, pasikviesti, kas turi su jo kontraktą ir pažiūrėti jo situaciją. Nu, tai aš kontraktui žiūrėjau, atsit kaip surašyta tenais, atrodo paprastai. O pradėjau gilyn eiti tą tekstą, po tekstu tos kaip vadinamas potekstės, ten jau ir tie niuansai. Paprastai žmogus gali pasižiūrėti, tenais, nu, ten paaukok galėsim gaidį, ten gausi ten 100 000, sąlyginai, ne? Nu, tada šitą įsigilinau tai tu aukoji gyvybę, tu duodi savo energiją, tu pasirašai tai, kad tu su juo būsi ir ten, nu, daug ten po to eina visko. Į tą įsigilini, ką reiškia ir kada tai nusitraukia, ten apšio tokio dalyko net neegzistuoja. Kaip nusitraukia irgi tokie niuansai visokie. Aš pradėjau tai lysti, gilinis tą kanopą uždėjo, mane tai pradėjo, nu, tipo, kur tu ten žiūri, nežiūrėk, žinai, šią per tą koją patraukiau, bet vis tiek žiūrėt galiu. Nu, tai tu irgi jam tai nepatinka, kad aš einu. Kaip jie gali, po sutartim visokius kišti lapelius. Jo. Nu, tai panašiai, sako, kaip žmonės daro, tai išmokė, kai rašo didelėmis tom raidėmis ant pagrindą, o po to kažkur galė ten paslėpta smulkių šriftų, kur žmonės neįžiūrės, tai čia labai panašiai nukopijuota viskas. Ai, tai nuo kūrėjo ne viską nusikopina, nes patys susigalvot negali. Tai mes iš jų patarimais, jie iš mūsų, čia ne dabar tik atsitiko, čia jau 1000 metų tai vyksta. Tai viskas ištobulinta ir viskas, tai ne visi tai gilinas. Kita baimė tokia man šlikšti, nežinau, toks jisai apgailėtinas, toksai gaunas. O jisai to nejaučia, pavyzdžiui, nesupranta, kodėl aš taip žiūriu. Sako, jam tai normalu. Jo, jam tai normalu kažkaip, tai jo. Ir tas mąstymas jo, išeinama biškai prie jo pasijungt. Kaip ir leidžiasi, jau trupučiuką. Per tą baimę visai kitoks tas mąstymas, toksai gyvuliškas, ištisai konfliktas savo. Va, kai žmonės, kai tu nori bendrauti, o jie mato tik konfliktą, tai va tie per tą baimę viskas eina. Čia va tas demoninis tas mąstymas gavosi, va pasilygiai tas pas aš matau, va iš jo pusės važiuoju, kaip aš jam sakiau, atsukau atgal, aš iš jo pusės kaip jo akimą žiūriu į save, kaip aš jį žiūriu, jį tai viskais mato kaip puolimą, kaip provokaciją, kaip kažkokį va tokį.
Jis net nesuvokė, kad aš ramus šneku, kad man visiškai vienodai rodo, žinai. Kad man tik įdomu, žinai. Jis to net negali suvokti, jam visur konfliktas, visur yra. Žmonės, kaip pas mus tai apsėsti demonais, kad ir grupėse ir kažkur, tai nesvarbu, ką tu rašysi, jie viską įsivartys, mes taip sakom, bet iš tikrųjų jie viską mato per konfliktą tik tai. Tai jie ir negali, jie per demono tą mąstymą ar mato tada. Galbūt tada jos ir valdo tas demonas. O gal jie, kai ilgiau valdomi būna, po to pripranta taip mąstyti ir jau negali iš to išeiti. Aišku, gali žmogus visada, jeigu jis nori, bet jam parodyta kitą, kad įmanoma. Bet toksai žemas, toks apgailėtinas man jisai. O jo, jeigu tai žaidžia. Jisai iš 2D, bet jis labai norėtų į 3D, bet žino, kad tai neįmanoma ir jam tai labai nepatinka. Nes jis kitos emocijos negali, jis negali išeiti iš konflikto. Jis konfliktuoti tik tai gali, jis negali be konflikto ką nors matyti. Tai todėl jie ir pasijungia per tą emociją, nes per kitą ir negali pasijungti. Jo. Tai žmogus turi būti linkęs į tai, turi nematyti to ir nenorėti, nori konfliktuoti, ten nori laimėti, ten per tokius dalykus ateina gražiai per aplinkui. Ir tada tau padeda, tipo, tu atlaikysi ten kažkokį konfliktą, gal ten kovą, gal dar kažką, ten ar žodžiu, ar fiziškai, ar kažką, tai tu patenkintas tuo momentu ir pratęsi kontraktą, bet su pratęsimu tu tik tai pratęsi, o jie tenais dar rašo jau daugiau sąlygų. Kad ilgiau tavim naudosis, daugiau energijos gaus, ten tavo aplinkinius dar pradeda veikti ir taip toliau. Vis daugiau jis įtakos gauna ir taip tamsėjai, kaip sakant, ir tu vis mažiau save valdai, tu jau po to net pamiršti, ką reiškia normaliai bendrauti, tu viskas į konfliktas, visi puola, tas aukos vaidmuo arba agresyvus tampi ir ten žiūrim, koks esi ir viskas. Tada jau tave praktiškai užvaldo visiškai. Bet tu jautiesi kietas, nes tu tipo kovoji. Tu jautiesi ne tai, kad tu ramybėje būtum tvirtas, kad tave nieks nepuola, bet tave įtikina apgaulės būdu, kad tu vien dėl to, kad tu kovoji, ten, leiskim prieš blogį, ten prieš dar kažką, tai kad tai yra kietumas, kad tu gali apsiginti. Nors tu visą gyvenimą gaunasi pasmerktas save ištisai kovoti, nes pastovi bijai, kad tave puola. Net ten, kur nėra kovos, tu vis tiek matysi kovą ir tu ginsis kovosi ten prieš tokias iliuzijas, o kitas Don Kichotas, bet čia visi tai užmanipuliuoja ir tu pastovi tą energiją gamini per baimę, per nepasitikėjimus, kad laimėti, kad nepasiduoti čia kažko. Už demokratiją, už laisvę, už betliką. Gražiai valdo. Ką tu su juo darysi, paleisti ar dar klausinės? Ar į juodą skylę? Ne, aš pagalvojau, kaip kiti žiūri mano tie reptas, bet reptas labai primityvus, neįdomus ir Drako irgi įdomi. Bet irgi tas pats instinktas, pas jos pastovi visur konfliktinė situacija, ištisai to neutralumo pas jos nėra. Jie tik tai ginasi arba tik puola, visur mato agresiją irgi, tas primityvas toksai. O aštunkojus? Jisai aštunkojus, jisai ne per baimę, jisai toksai neutralus. Pas jį loginis mąstymas, stiprus yra, jam informacija ir jos manipuliavimas ir valdymas šitų visų gyvulių ir visų tų, kurių tenais jie net negali matyti. Jisai kitaip, pas jį agresijos nėra, baimės nėra. Jisai kaip žaidimas su informacija, tas pas yra. Žaidimas, manipuliavimas, jam kuo daugiau gauti, kuo daugiau žinoti, per tai valdyti, jam valdymas yra svarbu. Kaip pas mus sako, noriu valdžios, noriu ten tą power, žinai, tipo, kontroliuoti. Jisai iš to jisai gyvena. Taip rodo bent jau. Už tai jisai tos visokios reptus, ten tos demonus gali pavaldyti. O tai kas aukščiau jo? Kas aukščiau už to aštunkovą? Plazminiai? Plazminiai iš vis, jie valdymas, jiem net ne tai, jie tiesiog, jie savęs tobulinimą rodoma. Kažkokia tokia kaip medūza, nežinau, matau tokia bliną, tokia permatomą bei. Jisai iš konflikto išėjęs, iš valdymo, iš dar kažko, jisai kaip savęs evoliucija, kažkas tokio matosi žodis, nežinau, ar tai, kažkas tokio. Jam jau tie žaidimai, manipuliavimai, kitų naudojimai jau kažkaip jisai aukščiau to išeidinėje.
Bet kai pasakėjai, kas aukščiau, o į mane pirštų parodė ir sako, bet kuris iš jūsų bet kada galite būti aukščiau, nes mes, jeigu tu nesivaldom, jeigu tavęs nevaldo tas, daleiskim, demonas ar ten reptas ar kažkas, tai tu turi va tą tokį supratimą, skirimą nuo to, tai tu esi aukščiau visko, nes tu gali viską, turi tą, man nepatinka ta žodį, bet tą dievišką kibirštį, ar kaip ten pasakyti, tą sielą tokį. Jeigu tu nesi korumpuotas, valdomas, tada tu esi aukščiau visko visiškai, virš tavęs nieko net negali būti, nes pats kūrėjas gali būti su tavim lygiai vertis momentais, ar tenais tu lygiai vertis kažkiek momentais, bet nereiškia, kad visada, nes mes vis tiek šitam kūne to niekada, aišku, nepasieksime, bet mes galim būti kažkuo tai va to. Tai jie visi yra visą laiką daug žemiau. Bet kadangi mes šitam kūne priboti labai, mes to sąmoningumo tenais labai minimaliai visą kitą, ir mes labai lengvai pažeidžiami, ypač kai nėra savikontrolės, ten to mentalas silpnas, emocijos nevaldomos ir taip toliau, mintis neturim supratimo, kas jos, mes ten susitapatinam su ego ir visą kitą, tada mes ten ta siela ir ten tas kibirštis dvasia, to dievišką, kaip pavadinti, nežinau. Tai gaunasi tokie kaip ir mes tada žemiau, netgi žemiausių ten to pilkio, žinai, kuris tenais bėlė ką galės mums daryti. Nes mes esam pasiduodam, sakant, neįvaldom savęs, prabudimas tame ir yra, kad mes galim suvokti, kas. Ir tai naudot mes netgi negalėtume, rodoma, kad nes fizinis kūnas yra per daug apriboja tą visą. Tas galimybės, mes tam ir atėjom į apribotą kūną, kad tam tikrus tos niuansus paryškinti, gauti, suprasti kažką. Bet tai daugelis net nežino, kad turi visokios sutartis, kontraktus, visą bagažą. Kiti žino ir ten degina, naikina, bet be supratimo, kodėl tai pasirašė, kas tai pasirašė ir ką jie to nori. Čia, man rodo, vaiką atvedė į mokyklą, kad jis kažką tai ten baigtų, išmoktų, suprastų, o tas vaikas panaikina savo sutartį, tai ką tai pakeičia. Taigi, kažkaip. O jeigu tai tu pats atėjai ir pasirašai, daleiskim, aš noriu tą išmokti, aš noriu, kad tenais išmokti atskirti demoną, kad manęs nevaldytų, tegu jis mane puola, aš bandysiu nuo jo įsilaisvinti, daleiskim, per savo gyvenimą, ne? Nes ten kažkiek inklinacijų. Ir tu mokiniesi, tu ten, būdamas to nesąmoningai darbų senoje, tu atseit anuliuoji tą kontraktą, žinai, ir tai jau toliau valdo. Tu įsivaizduoji tenais tada per savo ego, kad tu kažką padarėjai, panaikinai savo aukščiausio aš, tenais kontraktą, kurio tu net negali panaikinti. Ir tu gausi, tu pats save pasmerti beprasmiai tai reikanacijai. Tu negausi to, ko tu čia atėjai. Pats to nenori atseit. Galbūt prieš mirtį ten kažką pamatysi, nes būna prieš mirtį mums parodo, kad šūdav sumulį, sakant, bandyk dar kartą. Tada dar kartą einam ir dar kartą. Kol tai kažkaip tai gausime. O demonai mums padeda, pavyzdžiui, tos kontraktus įvykdyti, bet tada būna nepilnas įvykdymas, nes mums tada už rankutės nuvedė, tai nesiskaito. Kaip nepilnai skaitos, to neišgyvenai, iki to tu nedajai, tau parodė, kai meškos paslaugavo, sako, rodo. Tai tas irgi niuansai yra mokink, bet žinok, kaip mokini. Duok ranką tada, kada tu ištiesiau, ne pompok ten visiems. Daryk taip, arba ten eisiai duoda ten daleiskim grasinimais. Kai žiūri, sakei, kas aukščiau to aštuonkojo, tą plazminį pamačiau ir dar Duridas stovėjo. Ir jisai sako, aš iš vis nesu tose lygiuose. Tosme jisai nesilygina. Nėra aukščiau jo, nėra žemiau jo, jisai toksai balastas, kaip vos ne kažkas. Neutralas. Jo, bet ne visi jie tokie, šitas žinai, pas mane tas. Tik kiti druidai yra į tamsą, irgi vieni šviesą. Visokių yra. Taip pat šamanai druidai, jie kažkam panašumą, aš tarp jų matau tame. Bet tai sako, tu gali eiti vieną pusę, to gali grįžti į kitą, nueiti, gali, čia sakant, ribos yra tik pas mus šiandien tam 3D dualume, žinai. O tenais nėra, tu domėkis, ko nori, kur nori, tenais viskas tvarkoja, žinai. Patirk, sužinok, nes kaip tu gali kovoti prieš tamsą, nežinodamas tamsos, čia. Bet kuris kareivis žino, kad tu turėjai kuo daugiau priešų, sužinosi, išstudijuosi, ten integruosis pasirti toliau, to tu lengviau nugalėsi. To mažiau svaresnis bus ir gynyba, ir polimas, viską, tai čia natūralu yra. Bet kol žmogus dar negali plačiai matyti, kol jisai dar tas, kai aklas kačiukas miega, kas sakant, užsibukinės, tai jisai ten kovoja, kartais įtraukęs, naikina kažką tai, kai Don Kichotas su tais malūnais. Bet tai irgi etapas, žinai, tai patirti irgi reikia. Aš kiek bandau viršų pažiūrėti, kas aukščiau, tai aš tik tai šviesą matau.
Tipo ten tas pavadinimas ant Dievas, kuriejas kažką, tai aš tik nežinau, matau, nu, šviesa eina Tai ir pamėgink susimažinti. kaip informacija, va, kažkas. Sumažinti vaizdą, kad tu matytum visą. Man eina va žodis šaltinis, šviesa, srautas, va taip. Tai, va, tai ką vadinam Dievas, kuriejas. Tai yra informacija, jos valdymas, manipuliacija, kažkas tokio, man nežinau, eina. Ten nėra būtybės vienos kažkokios, ten, kaip mes įsivaizduojam, ten Dievo sėdinti ten ant trono kažkokio, ten dar kažko, tai, tipo, tai nėra tai. O tai mes jau pasiekėm tą dugną, nes prieš tai buvai kažkokius metus sakai, kad mes dar nesam to dugno pasiekę. Ar jau pasiekėm tą dugną, ar vis dar einam link jo? Man atrodo, kad kiekvienas asmeniškai savo dugną. Kažkas po šito jis dar į 2D galbūt sugrįž, gal liks 3D, kažkas aukščiau iš čia. Nuo kiekvieno priklauso ir kiekvieno tas jo supratimas šiandieną, čia kitą dieną jis gali pakeisti, nes tai kaip labirintas ateitis. Yra ir visuotinis tas dalykas, kur, kas sakant, masė nulėmė daugumos ten tą likimą. Žinoma, daug skirtingų metų, nes tu kažkaip taip abstrakčiai pasakei dugną, kieno dugną, tada pasakyk. Aplamai, apie tą resetą, neresetą, tas laikas. Apie resetą jo, aš dar prieš tai mačiau ir dabar tą patį rodo, kad tą, ką aš mačiau, kad 36 metais ten kas bus prisiminišnekėjau, tai tas kaip ir nutolo visiškai man praeitą savaitę rodė buvo 24%, dabar matau 16%, iš viską tai įvyks, praktiškai jau ten šansų mažai. Nes planai pasikeitė, visiškai keičiasi viskas labai į kitą pusę. Dėl to, kad Trumpas atėjo, ne? Tai irgi įtakos turi, bet čia tik tai galvos, bet kažkaip tai keičiasi jo, kad... Čia ir bendras tas sąmoningumo lygis kažkoks tai ten eina, aišku, daug ten tų iliuzionistų, kurie tenais jau 5D gyvena, kas sakant, iš didelio rašto išėjo, iš krašto biškutį paklydo, bet, tai irgi stengiasi tie demonai, visokie ten viską, kad žmogus bando dvasingumo pasiekti, tai jį už rankutės paima, jisai sutinka kartuoti, tiem kažką parodo ir po to į šalikelį išveda į iliuziją, haliucinaciją, žinai. Žmogus paklydo toliau užmiega, žinai. Tai irgi čia manipuliacija yra, atsisako realybės patys savo norų ir tada jam duoda iliuziją kažkokią. Kad nėra karų, viskas negatyvo nėra, čia patys savo primeluoja, jam padeda tai meluoti ir viskas, ir jisai gražiai užmiega. Tokių rodo daugėja masiškai. Anksčiau buvo prabudimas, kai žmonės domėjosi, kai buvo prispausta to COVID, čia kažko tai tragedijom tokiom visokiom, tai tas mūsų, kai sakant, negražiai, bet rodo, galvos spardymas mus vedina prabusti. Jo, daug prabudo. Jo, buvo tas toksai noras žinių, visą kitą, visi grupės prie jo, ir dabar atleidimas gavosi, kada jau visi, kaip sakant, kaip jie paragavo, daug kas tom pradėjo naudotis, ten visokie blogeriai varodo, tenais visi eina ir tada kiekvienas į savo pusę pradėjo įtmygdyti. Ir tuo pačiu atsirado tų, kurie jos tojais pasinaudojo. Čia geras biznis. Man rodo, taip pat buvo 60 metais kažkur tokie tie hipiai pradėjo eiti tenais. Už tai, kad tenais visą kitą. Ir tą visą judėjimas irgi buvo toksai prieš tą visą sistemą, kaip ne pilnai kaip dabar, bet panašiai labai ėjo į tokį ten meilę, visą kitą tenais. Ir tada juos irgi tada suėmė tenais, atsirado tokia kaip ir institucija, net institucija, tenais, reptai, demonai ten visokie įtaką pradėjo daryti, jiem ir davė tenais minčių ir galimybės, kaip ten viską daryti, ir iš to visą nukreipė į tas visokias masinės orgijas, po kurio liko ten begalė ten tų išprievartautų mergaičių, kaip išprievartautų, bet apgaulės būdu, ta prasme, ten narkotikai, visą kitą. Ir už tai 100 000 vaikų gimusių, kurie net motinos nežino, kieno tėvas, nes ten orgijos po orgijų vyko, nes visi buvo ten kažkokie šventieji, vos net ten pusėje pasivadinę, ten dvasiniai mokytojai ir visą kitą. Tai tada žiauriai buvo, taip iškraipo tas visus prabudimus į šoną, kai sakant, išveda iš kelio į tą kelią. Ir dabar rodo, kad tai vyksta jau, pamatė, kad žmonės staigiai pradėjo būsti. Tai labai pakeitė ateitį mūsų tos resetus ir dabar jos labai stipriai iškraipinėja į šonus, į skirtingas pusės, nes visos grupelės skirstosi dar grupelės ir ten kiekvienas savaip nugrybauja. Kas 5D gyvena, kas nemato daugiau negatyvo, ten bėga, ten slepiasi dar kažką. Ir ten tokių jiem pakišinėja tas mintis idėjas, didina, skatina ir jie užsidaro į savo tas tokias kaukės. Jie įsivaizduoja, kad jie čia prabudė, nušvitė kažką, tai iš tikrųjų užmiega, atšoka nuo realybės. Tai irgi gera pamoka iš dalies.
supras, gal jis kažkada tai tą dalyką, gal kitą gyvenimą. Kiti, kas iš šono mato, supranta, kad žmogus kažką domėjęs ir žiūrėk, nuvažiavus tai kelias nesąmonės šneka. Nemato, kas vyksta aplinkui. Arba kitaip mato. Tai, kai sakant, prisijungia prie visko, prie to prabudimo ir valdo. Tai kas čia demonai darbuojasi, taip, Visi įrodoma. Čia demonai ir, kiekvienas turi kažkokį tenais tą įtakotuką vadinamą. Ir kiekvienas tas įtakotukas ir veikia visus. Tas įtakotukas čia gali būti ir blogeris, kurį valdo, ir dvasinis mokytojas, ir tavo asmeninis ten užsinorėjai, ten, vienas labai nori ten, daleiskim, papulti į hipnozę, žinai, prisijungs kas nors vienas ten būtybė ir jam sakys, leis pamatyti kažką. Ir jis bus dėkingas, čia mano ten aukščiausias aš parodė, ir tenais kažkas, o jį ten tiesiog jam iliuzijas rodo. Ir jis įduoda savo energiją, viską, gal pradės bloginti, kitus mokinti, kad aš matau, aš žinau, klausykite mane, čia yra tiesa, aš tai žinau, jeigu to nedarysi, tau bus blogai, jeigu darysi, bus gerai. Kur čanelina, irgi nežinai, iš kur informacija. Tai už tai, kad čanelina su tais, kurie pakiša, kai tie demonai dažniausiai meškos paslaugą tave praves, tau kažką duos pasakys, o pasiekmė, kad tu ne savo keliu įėjai, tave atvedė ir patyrinėk iš naujo. Čia kaip namų darbus tau užduoda, tu grįžti namo, tingi, o tavo mama labai tave myli, už tai padarė namų darbus. Tu grįžai, mokyklai parodė, gerai 5 gavai, ar ten kažką tai, bet tu tai to neišsprendė, tu to nežinojai, to neišmokai. Tavęs asmenyje yra, tai tu tai padarei, tu pasakei kažką tai parodai, bet tai ne tavo padaryti, tai ne tavo pasiekimas. Tai kaip ir yra, o iš tikrųjų tai ne tavo pasiekta. Tai visi tie tokie rodo, kad dauguma taip, sakant, meškos paslaugą daro. O ten paveiksliuką, kokį mes matome, ten, ką jaučiame, tai čia viskas yra reliatyvu labai. Keisti galim patys, kada norim. Ir mums gali pakeisti. Kažkaip sunku tada gaunasi. Jo, sunku suprasti, kur tu pats darai, kur kažkas tau padeda. Ne tam linija labai ploni. Tai kaip tada pačiam nueit, kaip sužinot? Išeit prašyti pagalbos, atskrist ant tavo su ragais, sakysi, iš tavęs nenoriu, gerai, ateis kitas su sparnais, sakysi, dabar man pasakyk viską, jis tau pasakys, ir kas iš to, ir valio. Kaip ten sako, jūs per širdį, per skrandį, per dar ten kažką, tai yra ten tų variantų, bet kuris juos išvystė, kuris juos patikrino, tai rezonuoja, irgi sako, rezonuoja man. Tai daugumai rezonuoja tai, kas tau patinka, ką tu nori jausti. Jeigu tau rezonuoja ir tai, kas patinka, ir tai, kas nepatinka, kam tu prieštarauji, tada gali jau pradėti suprasti, ką reiškia iš tikrųjų rezonuoja. Jeigu tau tik rezonuoja tik tada, kada tau patinka, tai čia nerezonuojamas. Tu nori, kad tai būtų ir tu vadini, tai rezonuoja. Lyg kažkoks žodis kažką tai patvirtina. Jis nieko nereiškia, tik žodis. Ta atskirimą pas ekstrasensus, kai žiūrėjau, kaip jie mokina, kaip tą atskirti, pas juos yra ten tų praktikų, kaip pajausti, kas yra tikra, kaip atskirti. Kaip pajunti, kad galėskim tenais, pas mane, pavyzdžiui, kairiai pusė būna kaip plautyje, sakyčiau, kažkas tokio suvirpa ir tada tokia nuojauta, kad kažkas turi būti ir to atsitinka. Tai aš žinau, kad tada būna tikrai ta. Tai galima pavadinti tenais, nežinau, rezonavo, galima pavadinti vidinis aš pasakė, ar ten širdis, ar kažką tai, ne. O būna pilve kas nors, dažniausiai būna susiję su baime, žinai, ir labai retai, kada tai suveikia. Kartais pataiko, kartais ne, žinai, tai aš to dalyko netikiu, pavyzdžiui. Tai kas nors mintis ateina ir tada, jeigu jaučiu, kad pilve kažkaip, tai tą tokį suvirpenimą, tada aš jau to netikiu, nežinau, kad pakištukas greičiausiai bus kažkoks manipulacija kažkokia, nerimtai žiūriu, bet jeigu kairiai pusėje, čionais nuo krūtinės, taip ten suveikia ir kažkas vyksta, tada aš jau kažkaip to tikiu, žinai, bet 100% vis tiek pasitikėti aš negaliu. Bet tai visiems gali būti skirtingai irgi. Tai jo, tą ir sako, turi atrasti, kada turi sekti save pagautos momentus, kai tavo fiziniam kūne tu pajunti kažkokią tai tą dirgiklį, žinai, ir turi atsiminti, žinai, užsirašinėti geriausiai, nes tai ne kasdieną būna, ypač jeigu ten užsiėmė žmonės.
Aišku, gali specialiai, žinai, bandyti testuoti, tai yra su metodai visokie, tada greičiau viską tą gali pasiekti. Bet va, susirašinėjai, daleiskim, pasiteisino, pasižymi, ką jautėjai, kaip jautėjai, žinai, va, ir taip atsirenki pas save, kaip per tavo kūną, tu gali jausti, va, to savo, ten gali po to vadinti per kūną, ten per rezonavo, ar ten per širdį, ar ten pavadinimų kokį nori, nesvarbu, kaip pavadinsi. Bet iš vienos netgi pusės tada, lengva žinai, patikrinti. Lengva patikrinti su tais klausimais, tarkim mane. Ar aš šiandien sutiksiu tart, belė kokį, koks, tarkim, žmogus tai gali sugalvoti. Ir taip ne, ir žiūri, tau ateina taip ne, ir tada patikrini, ar sutikai tą žmogų ar ne. Ir kaip jauties, iš tikrųjų galima praktikai. Tai testuoti, praktikuoti šio. Viskas yra praktikos testų. Net kada patikėjai, rodo, vis tiek reikia pats laiko dar patikrinti. Neužmiršti, kad reikia pastovi tikrinti. Taip, man kartais neatitinka. Kartais pataikai. O kad to nedarytum, pas mus yra ego, kuris neleis tau tau visokių pasiteisimų sakys, kad tik tai tu netikrintum, nedarytum, kad pasitikėtum aklai, kad būtum tas bukas, aklas, aklatikis. Pasakiau ir viskas ir nesiginčiau, tas yra bukiausias. Tai tokie žmonės nieko dažniausiai pasiekti ir negali, nes jie bukai kažko patik instrukciją kažkokią. Kažkas veda už nosies ir viskas. Ir jie bijo tų, kurie tikrina, kurie testuoja, nepasitikite, kurie į tiesą netikia ir taip toliau, jam tada baimė kelia. O baimė tai demonas viduje yra ir jisai valdo. Jisai jaučia to demono baimę, nes per jį visas valdymas yra. Tai dauguma žmonių. Nebūtinai tik demonas, man rodo, ir reptai, ir tie, jie visi per baimę, per pastovų konfliktą. Kol žmogus jaučia pastovų konfliktą baimę, tai reiškia, jos dar valdo, pas jos yra susiję su tais visais tamsos, skaičiam, 2D ir ten 1D būtybėmis. Ir jie jos valdo, jie jaučia jų baimę, jie gyvena kaip jie. O gal iš tikrųjų patys dar tik gal pirma rekonacija po 2D, pavyzdžiui, tik atėję, gal dar tik tai perlipimas gaunas, toks išėjimas į tą 3D, dar apsiprast turi, žinai. Dar ir renkasi, kaip geriau gyventi, žinai, ar dar toj baimėje gyventi, ar jau po trupučiuką jaučia ir tą ten džiaugsmą ir gali tada patirti skirtingus būdus, sekančią rekonaciją pasirinkti, kad aš jau sąmoningai perėtęs, kad aš nenoriu tos baimės jaust. Tada ten kažkoks įjungimo bus rekonacija, kol tu išeidinėsi, rodo taip. Kol tu pilnai išlipsi iš to baimės tos visos to negatyvios. Tai irgi kaip evoliucijos dalis gaunas. Šiaip daug variantų labai vienu metu rodo. Tai... Bet esmė ta pati. Bet gerai, taigi tu tą ar norėjai, kad tau. Jo, gerai. Jo. Tai gavau vis tiek, ką norėjau. Kažką noriu. Tik tas duraidas stovi, tai ką tau ką tau parodė. Aš nežinau. Tai tegul tau parodo. Tai jau prisideda, žinai. Kad tiesa. Jo, tai vienas kažką darydavo, tai kitas kažką. Paklausk, kaip man žinoti, kad tiesa. Koks jausmas tau būtent. Tai aš jau tą sakiau, apie save žinojau tą. Sako laikas. Tada tau pasakojau, man sako, kad, pavyzdžiui, tas demonas rodo, sako, noriu, aš tau dabar parodysiu tą jausmą. Jis man parodė tą jausmą. Ir aš jaučiu apie kairį pusę suripėjo, sakau, tai, už tai pasakiau, kad reikia pastovi tikrinti, žinai. Nes jeigu 100%... Jeigu jisai gali manipuliuoti, tai jisai, Jo, tai yra da kiti niuansai. Tu prieš tai turi jausti, ar tu jauti kažką per baimę, ar tą, nes tu, aš, pavyzdžiui, jaučiu, kada kažko tokio pasijungia, ar šalia būna. Tai tu jauti jo energiją, tavo tokia sunkesnė, tokia įtampa kažkokia, kaip žiūri, kažkas stebi, kažkas, nežinau, pas mane toks kažkoks kaip šeštas jausmas vadina, ar kažkas tai. Ypač, kai su jais praktikai, aš tokio čia dariau, testavau, tai labai gerai, lengvas atskirti iš tikrųjų, nes pas jos, žemesnė ta vibracija, toksai, tas nerimas, toksai nepasitikėjimas, viskas, kas negatyvo eina. Tada žinau, kad yra šalia, žinai, tada užblokuoji, išmeti, išsivalai ir tada iš naujo būdai. Ir tada jau jausmai būna kitokie. Nes jeigu tu tikrai jų nenori ir to, kad to nebūtų, jie pas tave eiti negali, žinai. Bet jeigu neturi savo tos valios, savo tos supratimo, savo tikėjimo savimi, tada ten nesvarbu, ką tu šnekėsi. Tada jie ignoruoja tai visiškai.
Ir jeigu žmogus ten kažko tai bando tikėti, yra, tos nenori kažko pajausti, praktikuoja, bet jaučia nerimą, jaučia baimę, nepasitikėjimą, abejonę, dar kažką, tai tas, jį reiškia šalia stovi demonas ir jį valdo. Tai kokia prasmė tada kažką, tu negali to tikėti, tuo metu negalima tikėti to, ką tu jauti, nes tada tai valdo. Ir jeigu žmogus nesugeba to atskirti, jausti, kad yra šalia kažkas iš negatyvaus, tada tu dar iki praktikos neprasmės eiti. Pirma, reikia atskirti, kada šalia kažkas yra, kada kažkas valdo, daro įtaką. Tik tai po to galim pradėti mokintis, jausti, praktikuoti save, tenais, ką tu jauti, kaip jauti ir kas yra lavinti, kaip sakant. Tai praktiškai neįmanoma nieko to daryti, jeigu tu turi baimę, kad ir patiems tiem demonam reptum ten, dar kažkai ten visus slėpi naikini. Kovoji su jais dar kažką, tai reiškia, to dėmesys yra, įtaka yra. Kaip ir subtilu, kaip ir paprastu, nežinau. Kur dėmesys, ten ir energija. Jo, jeigu dėmesį duodi, tai viso, tavo persijungia ir juos ta rodo ir eina tavo energija jau. Su tavo čia, tavo pasirinkimas gaunas.